Nu, žiūrėkit, įdomesnis Jaguaras. Kodėl įdomesnis? Todėl, kad tokių buvo pagaminta tik 100. Ir vienas iš jų stovi čia pas mus aikštelėje. Visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikite, pasidairykite, pasispausite sekti mūsų socialinius tinklus, kad nepraleistumėt įvairių įdomių ir tvarkingų automobilių. Tai būtų važiuojama autobrokeris Facebook, Instagramą ar TikToką. Na ir pasidairę, jeigu kažką įsirinksite, skambinkit, rašykit ir susitarsim viską dėl apžiūros. Na, o dabar, bičiuliai, Jaguar F-Pace. Jaguar F-Pace'as, R-Sport apdaila. Štai išskirtinė spalva, tokia tamsiai pilka, su įdomiu tokiu atspalviu. Nežinau, čia per telefoną spėju neperduosiu, reikia pamatyti gyvai. Kaip sakiau, vienas iš 100, tai šitas modelis būtent yra 98 iš 100. Dažniausiai tai jie būna proginio leidimo, pasižymi va kažkokia tai įdomesnė spalva, lėtais ratais ar kažkom išskirtinesnė komplektacija. Šitas F-Pace'as yra 2018 metų, 2 litrai dizelinas, 132 kW, su maža rida ir su prieš 7000, maždaug prieš 7000 km pakeistomis grandinėmis. Žmogus nusipirko, iškart pasikeitė, na ir pravažiavo realiai 7000 km ir užmatė svajonių savo automobilį ir vėl atsinaujino. Tai va, todėl dabar jis pas mus, automobilis tvarkingas, kaip sakiau, su maža rida. Partronikai priekyje gale, galinio vaizdo, štai kamera, bagažinės dangtis elektrinis, čia visur viskas gražu, kilimėlis, užuolaidos, viskas kaip priklauso. Taip, užeikim į galą. Štai tokios apdailos, oda kombinuota su medžiaga. Atrodo gražiai, viskas tvarkingai. Taip pat turi juodas apdailas, kas irgi būdinga vienam iš šitų modelių šimtinių. Taip, toliau užeikim į priekį. Čia elektra, čia taip pat juodos apdailos. Gražios, tvarkingos, nesubraižytos, sėdynės elektrinės. Taip pat dalinai oda su medžiaga ir baltais persiuvimais. Porankiukas, čia podelių laikikliai. Taip, kas dar? Start stopas, aišku, nuokalnės stabdis, eko režimas, klima, kondicionierius, beraktis užvedimas, 2 rakteliai, automatas, navigacija multimedija, keleivio sėdynė taip pat tvarkinga, graži, viskas čiki-čiki. Čia visur viskas gražu, pilnai multifunkcinis vairiukas, taip pat R-Sport. Bagažinės atidarimas iš vidaus, linijų palaikymas. Štai toks skidelis ir ridos turime 120, beveik 4000 km, tai va kažkas prie 117-116 tūkstančių km yra pakeistos grandinės. Tai realiai naujos grandinės, nusipirkus nieko keisti nereikia, po kapotu sausa gražu, važiuoja tvarkingai, variklis dirba tvarkingai, automatas dirba labai gerai, 8 pavaros, taip kad toks automobilis jūsų dėmesiui. Šitą automobilį galite įsigyti išsimokėtinai, 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų ir kitokių nesąmonių. Taip kad galimas finansavimas pilnos sumos, galimas finansavimas, jeigu turite kažkokį pradinį įnašą ir kažkiek trūksta, jokių problemų. Šito automobilio kaina 15 800 eurų. Kaina dar negalutinė, atvažiuosit į vietą, apsižiūrėsit, pasibandysit ir tikiu, kad pirmas atvažiavęs šitą automobilį ir įsigys.
Ką dar? Liktais viską supasakojau, taip kad lauksime jūsų Vyšnių gatvė 2 Lukšiai Šiaulių rajone. Atvažiuokit, apsižiūrėsit, pasibandysit, prasivažiuosit ir, kaip sakiau, jeigu reikės pagalbos su finansavimu, padėsime visais klausimais ir išleisime su naujų pirkiniu namo. Tam kartui sakau tiek, ačiū už dėmesį ir iki sekančio karto.